Mano mediena yra šita. Aišku, čia kaip protingai nelėki per galvas, tai čia viskas mats. Einam, ką parodysiu. Nu, aš nuvežiau, gražiai nuvežiau, uždengiau. Ties pamačiau, kad ten bitės. Geriau yra iš anksto, bet nežinau, kiek čia tos medienos, kiek tilps, netilps. Dasistūmiau. Ten va mano vaikykės. Wow, ir nučiužiu. Gal reikia dar pabandyti. Pasikroviau, prisirišau. Jeigu įsivaizduotas žmogus, kuris traukia, čia ištraukta jo, tai nubrėžinėjom. Žiūrim, kas bus. Manęs nevėjo iš šono. Įdomu tau kalinėti, paleid dar ne. Ar dar vargsta žmogus. Ralo nematau. Kad paleido gal. Va, ką lekiam tolyn. Link sandėlio. Nebėra jo kainiečio. Dabar suku galvą. Čia labai taip važiuot, kaip čia geriau daryti. Gal stot ant kelio priekabą užsikraut. Ir atsikabint čia stoteliai. Apsukus ir lįsti mišką pačiam sukraut. Ten nėra labai daug, manau, turėčiau gan protingai ten atrodyti, ne kaip su tais daržais, nei su vešnu. Nebus vešų, ta prasme. Paskui persikraus, jeigu ką. Tai va, jaučiu stoju, kraunas ir viskas. Kitą variantą nelabai sugalvoju, kad būtų ir protingai gerai. Jūs dar nėra 5 valandos, kad 4 truputėlį, tai čia ant kelio krautas, žymiai patogiau, daug mašinų nevažiuos, eismo didelio nėra, tai biškį protingiau būtų taip daryti. Nelabai kam trukdysiu, apsisuksiu, atsikabinu priekabą ir viskas. Aišku, dar nesutems, kad susimėsiu greituoju būdu. Taip, mano mediena yra šita. Aišku, čia kaip protingai nelėki per galvas, tai čia viskas mats. Turėčiau pasiekti, pasikraut. Ką, jungiam siurblį, duodam gazą ir kraunamės greitai, kol nesutemo ir taip toliau, kol mašinų daug neprivarė.
Einam, ką parodysiu. Blembada, taip nėra realiai buvę. Paimu tokių puvėkų, mačiau. Pakeliu. Vabžių būrys. Va ten. Jeigu matysit. Ten va yra vapsvų lizdas. Skraidavo. Geras, ne? Ten va jie susisūkė. Tai va. Esu bičių nuvežęs naminių. Susimetęs buvo irgi tokiam drebuliai. Neatsimenu, video mano yra, nėra. Man atrodo, kad yra video. Nuvežęs į fabriką, bet ten bitininkas tada atėjo, surinko jas. Nu, aš nuvežiau, gražiai nuvežiau, uždengiau. Nes pamačiau, kad ten bitės susisūkė taip į spiečių. Nu, tai aš jas gražiai pasidėjau. Nuvežiau į fabriką, ten tokį kaimelį nedidelį. Pasakiau, tai bitinkas atvarė, jie susirinko į avilį. Sakė, medaus pilni koriai, bet tokie dideli buvo. Tai va, o čia dabar vapsvų. Kraunu galvoju, kas čia dabar bus. Ir, nu ką, bėgsi, rėksi, nieks nepasikeis nuo to. Tai sakau, reikia gražiai žiūrėti, jeigu pradės pult, tada kažką darysiu. Bet nieko. Paskui mačiau, skrenda viena kita vapsva. Apskraido. Ai, sakau. Tai nieko nebus. Tai va, dabar reikia apsisukti ir atsikabinti priekabos statelį. Taip ir darysiu. Čia netolenkiai pakeliai va, kur nusukimus numesiu. Varau į gyrę, užsimetu ant savęs ir matysim tada, kas čia liks, kam kiek ko ir taip toliau. Ir tokios tokelis pas mane. Dar reikia pasižiūrėti gal, kad viskas sutiltų, bet ten miške nieko ypatingo nėra. Simboliškai. Turėtų pareiti viskas. Dar vietos liko, čia tokie sausuoliai vapšė, lengvi. Tai va, ką dabar reikia? Man reikia. Čia va, man reikia apsisukti. Ir čia stoteliai grįžęs atsiseksiu priekabą. Tegu pravaro lengvikės. Čia įstumsiu. Jau kažkada čia sukausiu. Jungiam avarinį. Ir bandau suktis. Nelabai malon taip priekabą apsukinėti pilnai krautą. Geriau yra iš anksto, bet nežinau, kiek čia tos medienos, kiek tilps, netilps, kiek čia jos imt, neimt, nu vien žodžiu. Va taip, kai reik ir nuo kelio reikia nuvežti, nes leidimas pasibaigs sandėliuot medieną. Bus spragai, paskui kažkas liks. Miške vėl nesinori be reikalo sandėliuot. Šuduva gali būti. Nors. Biški va tas va priekinė stiltas eina per arti mano krašto. Bet nieko, prasisuksiu. Op. Čia kelias nejudrus. Man tiek ir te reikia. Nu va, apsisukau. Все. Praleidžiam ir varom toliau. Viskas ok, super. Tai dabar tik išlysiu ir prisiseksiu aš čia. Nežinau, dar virvių nemetu, nes
dar gali tek dasikrauti. Ką, varom tada sandėlį sustiksim dabar vėl iki sankryžos, atgalinį ir atgalios. Reikia atgal pasistumt, kai atvažiuos, kad patogiau būtų prisikabinti. Čia siaura ta stotelė, naujai darytas, tai pataupyta biškį plotų. Nu ką, viskas. Dasistūmiau. Ten va mano vaikykės, tas reikės pasimt. Čia pistokia, gal nepilna. Dabar reikia į aikštelę varyti, į purvyną pasimt. Dabar reikia susiblokuoti ratus, nesusiblokavęs variau. Dabar reikia ant gazų pasimt alksnio malkas. Nu ką, duodam. Anglių, kad trauksim kažkai ar ne. Wow, ir nučiužiu. Gal reikia dar pabandyti. Va, ką aš turiu omeny, toks purvas. Slidinėjai kaip ožys ant ledo, kaip sako. Gal trečia pabandyti. Biškį reikia songo daugiau. O šitom vėžėm varyt. Op, turėčiau pasiekti. O, aukštesnė pavara ir įvarėm. Ką, jungiam siurblį, duodam gazą ir kraunamės. Susimečiau šituos. Lemba norėčiau, kad viskas sutilptų, nebereikėtų čia šito mėšlo lyst. Nuo kalniuko tai nieko, easy peasy. Nuvažiuoju, reiktų į kalną, tai būtų buksavimai. Taip, žiūrim, kiek čia yra. Lemba, reiks pasikamšyti, sudėti šitą va eglę. Gal pasikauposiu. Nebus laidų virš kelio, kiek mačiau. Einam šitą, susimesim. Galite įt va irgi sės su manim pažiūrėti ant kraną. Bet jau čia teks kaupuotis. Šūdas. Būtų čia priekaba vietai, tai būtų lengviau. Dabar blemba, biškį negerai.
Tai visgi, kaip matėt, juodalksnio tą nusikroviau, nes nebūt parėję. Nu gal netyčia būčiau labai kaupavęs, dar kažką stengęsis. Primečiau geriau paliksiu lapuoti su lapuočiais, negu čia spiglys maišyt. Planus gal užsidaryt. Tai. Iš to buzyno pasiėmiau, nebereikės buksuot. Tai bent tiek. Ir kaip viskas. Rytoj, jeigu reikės, grįšim. Įsimesiu visokį šrotą, čia susidėsiu ir viskas. Turėtų būti. Kačių mašiną, ką galiu paimti, tai vieną mašiną taros liko ir, nu kas čia dar liko, rastų pusę mašinos, viskas. Ten jau giliau yra ąžuolų visokių rastų, tai turbūt nereikės jų lėsti. Nu, biški va taip pagaidiškai, reikia kažką gimdyti derinti. Būtų vienam sandėly, važiuoju įsikrauni, matai kažką viską susirinkai va vieną produkciją. Pavažiavai, dasikroviai, ko trūksta ir vėl važiuoji. O dabar blemba, va gimdymas vyksta ir laiko gaišimas ir taip toliau. Tai va, kiek aš jų laiko pastausiu po miškus, neįsivaizduoju. Bet dafiga. Reikia nuvažiuoti, įsikrauti ir iki sandėlio nulėkti. Gult reikės eiti. Tai va. Kaip ir tokios naujienėlės. Ja. Varom prisikabinti ir tęsim šiandienos darbus. Pasikroviau, prisirišau. Stotelį va, viską pasidariau ir galim tęsti kelionę. Lyg ir gerai viskas. Nieko įtartino pavojingo nematau. Čia va šnypšė jungtis ta. Užsakiau į garažą. Parvežė, reikės pasikeisti. Tai va, kaip ir viskas. Ten va, sausuolių šitų galėjau užsidėti, bet ai, velniop. Va, lipam ir važiuojam. Kaip ir viskas, popieriai redi, viskas redi. Galim jungt aukščiausią pavarą ir rėdėti. O kaip čia bus toliau, matysim. Tai va. Susitiksim turbūt vakare. Arba ką įdomaus pamatysiu, pakeliu irgi parodysiu. Lekiu. Viso, išsikroviau. Ramiai atvažiavau, įsimečiau, varom į kitą sandėlį. Blemba priekabas ABS pradėjo jungiotis, jeigu mašina staigiau per kalniuką peršoka arba sukratai atkraudamas. ABS susideda, jau čia kažkur laidelis prasitrynės trumpina. Dabar varau iki kitos vietos, kiek čia gaunasi man 30 kg. Atstumas, kiek aš čia turiu, blemba laiko, gal da spėsiu pasikrauti ir kažkur pavažiuoti, padariau. Nu, matysim. Čia tas per furistas gal buvo su BMS-u, taip plačiai ima. Tai va, atvariau be čiūdų, be nieko. Gerklę skauda, seilių nuryti negaliu, tai nelabai ir kalbėti norisi. Varom iki kito sandėlio, ten turėtų, sakė, būti ant žvirkelio susimest tarą ir toliau mausim. Jeigu spėsiu dar šiandien kažkur pavažiuoti. Artėju prie tikslo, kiek čia liko, porą kilometrų kažkur ant va tokio žvirkeliuko turėtų būti. Tarą krausiuos ir iki tikslo apie 5 kg grubiai valandą važiuoti. Tai sakau, ką čia stovėt, gal reikia bandyti. Judėti. Esmė, kad veda irgi va tokiais va keliais žvirkeliais neprilėksi, greitis nedidelis. Matysim, kaip čia geriau bus.
Arba važinėti per Gružius, per Šiaulius jau tolokai gaunasi, nespėsiu, bet jeigu, pavyzdžiui, dabar šokčiau, tai būtų pasaka. Jeigu spėčiau nuvažiuoti. Gerai man čia kortą pakristų. Tai nežinau, tada šoku dabar užsimeta į viskas, ne? Va, šito posūkio kažkur turėtų būti. Čia tiesiai miškus nueina. Čia kažkur link Šiaulių, žvyrkelį, Šiaulių kelią, Šiaulių pusės nuo Akmenės. Kažkur į tą turėčiau įsimušti. Čia irgi ryšio nėra. Tokia vietas, kad nunakoj. Kurmi, su teleduškė, tai pražutis. Baigsis toj sutartis, tai mesiu šiukšliadėžin korteles. Vienu žodžiu. Taip, va, tara. Turbūt kas čia žiūrim. Rastai. Kur tara? What the hell? O, čia tara, man atrodo. Jo, 2-4. Eglinė. Įsijungiu šviesą, kad matyt. Čia reikia užsimest. Biški tolokai nuo kelio. Pasidėsiu kažką po koją, kad nesmygtų. Jo, šitą reikia bandyti imt. Lemba, gal biški tolokai sustojau, nepasieksiu nuo galo. Nu, čia pasieksiu, da šitą nukrausiu, nuo čia pradėsiu ir imsiu. Dabar reikia kažkokį pagalį atsitįsti. Čia po koją pasidėti, kad nesimaišy, nu, kad nesmygtų smarkiai. Galva po piermedžio paimsiu kokį vieną rastelį. Lemsa, nugarą tokį. Kažkokį vieną ratą, nors kažkiek. Žalią medį. Sušokom, bet žalią medį pasidedi. Visai jis gerai laiko tada. Reikės dabar ant jo koją padėsiu. Turėtų kaip ir gerai būt, kitą koją ištiesiam. Ten gerai. Čia gerai. Nu, biškis sminga, bet vis tiek prilaiko. Gan padoriai. Все, dirbam.
Ką, gerbėmieji, pasikrovėm, įsijungėm elektrą, varom. Turiu kem 5 minutės ir 5 kilų. Ane? Pasižiūrim greit. Nu, da neatsidaro velnis. Kaip mano triperis mane užkniso. Taip, dabar mums reikia nuvažiuoti iki kažkur. Tai va čia žiūrim. Čia dar priguldyta, dar traukimas vyksta. Biržės. Taip, pradėti. Važiuojam. Vienu žodžiu, reikia dar primest, per kur veda čia. Kaip čia geriau, kaip čia greičiau. Turiu va tiek laikų. Ir kem 5 minutės bendras baigsis. Ką dar norėjau pasakyti? Jeigu įsivaizduotų žmogus, kuris traukia, čia ištraukta jo, tai eikti namas. Medis tikrai gražus, lygus, viską. Eglės tara, bet sudėta tai nu pipiec. Kiekvieną saują turim, daužt, taip laiko susigaišta. Sunku gražiai sukrauti. Blemba. Sakau, žiauru. Kaip taip dirba. Aš aišku ir pagiriu, ir papeikiu. Nu, šitam kanale taip yra. Nekalbėsiu čia apie skanės bulkutes ar neskanės, ar dar kažką tenai. Tai, kas aktualu, tai man aktualu yra žiauriai negražiai štabeliai sukrauti. Turi laiką gaišt, daužytis, techniką laužyti, taip toliau. Bet iš kur nėra sunku pakalt su tom repliom, palyginti, gražiai padėti. Nu, vienu žodžiu. Ir nei gera neina, kad sakytum, naujas mokosi dar kažką, čia nei piga. Baisu. Tai taip sudėta. Jokios meilės darbui, tik tai kubai ir eurai galvoja, turbūt. Kol kas tiek varom, tada žiūrėsiu, kur čia sustosiu, gal net čia iki vietos davažiuosiu. Kem 8 kilai, beveik 40 minučių bendra. Nu tai jau čia turėčiau dalėkti. Važiuojam, žiūrim. Vsio, sustojau, gerbėmieji. Atvariau, fabrikas nedirba, aikštelę įlėkiau ir čiuksrų rankinį. Minutė į minutę vėl atidirbu. Vakar lygiai taip pat irgi. Tai vakar iki, kur aš atvariau, iki parkingo gal. Jo. Vakar ant tavo kelio ant Poskio pasikroviau. Atminiau iki parkingo plungiai irgi tik įvažiavau šalies pabaigą, dar minutė buvo lygia, šiandien jau paskutinę minutę. Persivertė ir sustojau čia aikšteliai. Čia gal lengvykės laiko, nežinau, bet rytoj jau 7 galėsiu judėti. Jeigu ir atvažiuos, tai pasitrauksiu, neatšildysiu. Šiaip nuo 8 dirbu, tai atsistumsiu. Pasitrauksim iš kelio. Tokia ta mano diena, taip atrodo išvežiojimai, kaip matot. Daug žaidimo. Tokie sandėliai biški nervuoja, kai neina įvažiuoti, matėte. Ir slidu viską, nu vienu žodžiu. Bet esmė, kad ne mano čia reikalų pridirbta. Reik turi atvažiuoti nulyginti. Tikiuosi padarys, taip sakė, kažkas buvo tvaręs vandenį. Nutekėjimo padarė vandenį, bet nemačiau šiokių tokių darbų padaryti. Netkreipiau dėmesio. Reikia išlyginti normaliai. Tai va. Lyg ir viskas. Eisiu ilsėtis rytoj, vėl reisiu pasiklaipėdą nuo Šiaulių, nusimato su popiermečio juosta. Norėčiau spėti iki pietų pertraukos, tada kažkaip greičiau susisuki. Mašinų mažiau būna, taip toliau. Tai va ir žiūrėsim, kaip seksis. Matysim. Einu ilsėti, žinokit, gerklė žiauriai skauda, reikia vaistų kažkokių, ten turiu nuo skausmą išgerti ir viskas, net nelabai šnekėti ir noriu ir galiu. Kuo toliau, tuo labiau tai va. Reikia vaistukų pailsėti ir žiūrėti, jeigu nepraeis, šausiu namo. Nors dar tik savaitės vidurys pas mane dar pasidirbėt būt gerai truputėlį. Bent iki ketvirtadienio vakaro. Oi, džiaulys ima, viskas.
Ką, ačiū, kad žiūrit, laikinat, prenumeruot, neįsilaksit per tas mano pertraukėlės tokias. Nu, tiesiog kartais nerandu laiko, žinokit, savaitgalį irgi būna užimti kiti darbai, namai, šeima, taip toliau, čia. Kada jau spėjau, prišoko prie montavimo. Va, reikia. Jau tiek kol kas. Ačiū tada visiems. Iki sekančio. Čiau.